Sveiki, aš esu Aivara, gydytoja, mokslo daktarė bei Žemiau Bambos įkūrėja. Šiandien sveikinuosi su jumis iš Vaisingumo centrų Northway. Kviečiu su manimi apsilankyti Vaisingumo laboratorijoje. Eime! Tai aš esu Ieva Didžiokaitė, savo karjerą ir mokslus baigiau Jungtinėje karalystėje ir šiuo metu dirbu Kauno Northway embriologė. Labai įdomu sužinoti, kągi visą dieną veikia embriologas, kaip atrodo tavo diena? Kiekviena diena iš tikrųjų yra labai skirtinga. Punkcijų metu mes renkam kiaušialąstes, atliekam kiaušialąsčių apvaisinimą savaiminio būdu arba ICSI, mikromanipuliatorių pagalba. Galima atlikti kiaušialąsčių šaldymą, embrionų šaldymą, embrionų atšildymą ir patalpinimą. Tai padėkite ir mums sužinoti daugiau, kaip pacientams, kurie ateina į jūsų kliniką darytis tam tikro pagalbinio apvaisinimo, pavyzdžiui, ar IVF, ar ICSI, kaipgi tai vyksta. Tai jeigu vyro spermos mėginio kokybė yra gera, tai yra gera koncentracija ir geras mėginio judrumas, galim atlikti savaiminį apvaisinimą. Tam tikrą konkretų spermatozoidų kiekį suleisti su kiaušialąstėm, kai gametos išsirenka vieną kitą ir spermatozoidai apvaisina kiaušialąstes. Jeigu vis dėlto spermos kokybė yra bloga, yra sutrikęs judrumas arba maža spermatozoidų koncentracija, turim taikyti ICSI metodą, tai yra intracitoplazminė injekcija, kuomet mikromanipuliatorių pagalba kiekviena brandi kiaušialąstė yra suniekuojama su spermatozoidais. Wow, tikrai įspūdinga, bet dar yra ir kitų būdų, pavyzdžiui, intrauterininė inseminacija. Ar ten kažką reikia embriologui daryti, nes intrauterininė tai jau vyksta kaip ir ginekologo kabinete? Embriologas paruošia mėginį intrauteriniai inseminacijai. Tai yra mūsų tikslas, kad paruošta mėginiai būtų pagrinde vien tik tai judrus, galintis pasiekti ir apvaisinti kiaušialąstės spermatozoidai. Dar vienas toksai iš kodų, timelapse procedūra. Kaip jį vyksta ir kada to reikia? Kas tai per daiktas? Ar man ją rinktis, ar ne? Timelapse yra inkubatoriai, turintis nuolatinį embrionų stebėjimą. Tai yra savo laboratorijoje turim tokius inkubatorius, kur virš kiekvieno embriono yra po kamerą. Ir kamera nuolat fiksuoja embrionų vystymąsi. Tai yra, kaip ląstelės dalinasi, mes matom, ar ląstelės dalinasi taisyklingai, ar embrionai pasiekia blastocistas, kaip embrionai vystosi. Ir tai yra labai svarbu, mes turim žinoti, kaip ląstelės dalinasi, nes jeigu, tarkim, mes matom, kad ląstelės dalinasi netaisyklingai, viena ląstelė pasidalina į, tarkim, 3, o ne 2 vienodai dydžio ląsteles, tuomet mes informuojam pacientą, kad toks embrionas turi mažesnę tikimybę prisitvirtinti gimdoje ir turi didesnę persileidimo riziką. Apskritai, timelapse pagalba mums nebereikia išiminėti embrionų iš inkubatoriaus, mes nerizikuojam, kad nukris temperatūra arba pakils terpės pH. Realiai kiaušialąstės po apvaisinimo yra patalpinamos į timelapse inkubatorių ir ten auga embrionai 5-6 dienas. O kadagi galima rinkti šią procedūrą timelapse? Tai kiekvienas pacientas atvykęs pagalbinio apvaisinimo procedūrą į mūsų kliniką gali rinktis kaip papildomą paslaugą stebėti, turėti nuolatinį jų embrionų stebėjimą. Bet kuriai pagalbinio apvaisinimo procedūrai. Taip. Na, o jūsų laboratorija, čia jau atrodo kaip ir tavo namai, Ieva, ar ne? Tu čia karaliauji ir šeimininkauji. Ar yra kažkokie standartai, kokios tos laboratorijos būna? Juolab, kad tu mokslus kaip ir baigėjai UK, yra kažkokie tarptautiniai standartai, kurie galioja ir pas mus? Taip, tai vaisingumo laboratorijoje, ypatingai įrengimui, vaisingumo laboratorijoje yra taikomi labai griežti standartai. Apsidžiaugiau atvažiavus į Lietuvą, kad pamačiau, jog čia tikrai turim kokybiškai įrengtas laboratorijas. Mes turim sumontuotus HEPA filtrus, kurie nuolat filtruoja orą. Tai yra pašalina visas dulkės, žiedadulkės, bakterijas, nes mums yra labai svarbi oro kokybė. Nuo jos priklauso embrionų vystymasis. Taip pat turim mobilų lakių organinių junginių filtrą, kuris leidžia pašalinti mums lakius organinius junginius, kurie taip pat yra siejami su lėtesniu embrionų vystymusi. Tai pašalinę lakius organinius junginius mes galim tikėtis gero embrionų vystymosi. O kokios aparatūros reikia? Ar reikia daug prietaisų jūsų laboratorijose, ar užtenka kelių? Prietaisų reikia nemažai ir mikroskopo, ir vietos šaldymui, embrionų, kiaušialąsčių, be abejo mikromanipuliatoriaus, inkubatorių. Ar yra kažkokie specialūs reikalavimai tau kaip embriologiai, kaip tu gali atrodyti, ar tu gali kvėpintis ateidama, ar tu gali kažkaip pakenkti ir sugadinti visus tuos procesus, kuriuos atlieki? Mums labai yra svarbu vengti lakių organinių junginių. Lakių organinių junginių galim rasti visose priemonėse, kurios turi stiprų kvapą. Tai yra kvepalai, tai yra įvairios plaukų priežiūros priemonės, realiai visos priemonės, kurios
turi stiprų aromatą ir tai svarbu ne tik tai mums, ne tik tai mes neturėtumėm kvepintis, bet ir pacientui. Ir mes visą laiką pacientui prieš atvykstant embriono talpinimui įspėjom, kad turėtų nenaudoti taip pat kvepalų ir poskutimos įvairių priemonių, kurios turėtų stiprų kvapą, nes mes nenorim, kad tos visos priemonės, lakūs organiniai junginiai esantis priemonėse pakenktų embriono vystymuisi. Labai norėčiau tavęs paprašyti palinkėjimo mūsų klausytojams. Palinkėčiau nelaukti ir pagal Pasaulinę sveikatos organizaciją, jeigu pacientam porai nepavyksta pastoti per 12 mėnesių, turint reguliarius lytinius santykius, tai reikėtų ieškoti priežasties, kodėl jiems nepavyksta pastoti. Ir tai nebūtinai yra pagalbinis apvaisinimas. Pagalbinis apvaisinimas tai yra paskutinė opcija, kai yra išnaudoti visi pagalbos būdai. Daugelis pacientų pastoja po ovuliacijos suskatinimo, po intrauterinės inseminacijos. Kai kuriom porom prireikia pagalbinio apvaisinimo, bet svarbu yra nelaukti ir kreiptis pagalbos, kad nebūtų per vėlu.